ko tik reikia. Realiai aš tokia buvau iki Viktorijos autentiškumo mokyklos. Po jos tai va dabar kitaip yra. Aš leidžiu savo pailsėti, aš leidžiu savo nueiti, pagulėti, kai pavargstu, nebedirbu per 10 darbų, kuomet dirbau ir sakiau, žiūrėk, taigi aš tiek dirbu, o dabar ir vis tiek nieko neturėjau, realiai. Nieko neturi, viskas išeina, kur tik tai panorėsi, bet tu vis tiek neuždirbi tiek, kad, tau būtų gerai. Tiesiog, tu dirbi ir sakai, taigi aš dėl tavęs, taigi aš dėl mūsų. Ir tu vis tiek nepatenkintas ir išsilieji ant kitų. Realiai aš išsiliedavau ant vaikų, ant jo, ant viso pasaulio, visi man buvo blogi. Kol tikrai nepradėjau pažinti savęs ir leisti savo, noriu miegot, einu pamiegot. Noriu eiti pagulėti povui, arba tiesiog vonioju su druska, aš einu tą ir darau. Ir žinokit, kas svarbiausia, nuspėkit, kas svarbiausia. Nieks nenumirė. Visi gyvi. Ir tikrai visiems viskas gerai. Ir visi patenkinti, jokių priekaištų. Kas svarbiausia buvo tai, kad aš savo neleidau nieko. Aš savo, ne man. Vyras sakė, tu neik, nedaryk, ar ten vaikai, tu neik, nedaryk, nes ir vis aš pati savo viską draudžiau. Ir dabar aš esu 4 vaikų mama. 4 vaikų. Viena dukrytė čia 21 metų. Ir kitos yra 2 mažesnės, 7 ir 9 metų. Ir aš, kol jos ėjo į darželį, aš būdavau tokia, greitai, čia nespėjam viską, o 5 minutės iki darželio mūsų. Nieko nespėjam, viskas blogai, žodžiu. Išsilieju, tas negerai, čia blogai rengėsi, viskas blogai, ir aš pikta, ir vaikai pikti, ir visi čia panikoje. O dabar mes važiuojam iš toliau, darželis, mūsų mokykla iš viso už 5 kilometrų, o mes važiuojam taip. Čia muzika pasijungiam ir šitaip. Jos žiūri mane kartais keistai, bet jos nuvažiuoja su nuotaika. Jos įsižiūri taip, kad mamai gerai. Mama linksma, jai viskas gerai. Ir aš, ta prasme, leidžiu savo pabūti va tokia prie vairo, padainuoti, pagroti, žodžiu, kartu, net pašokti, sakau, komanda, judam, šitaip. Realiai, ir žinokit, ir aš atsipalaidavus, ir vaikai atsipalaidavę, ir be jokių problemų. Nežinau, ant kiek pasikeitė visas mąstymas ir žiūrėjimas į gyvenimą, kai aš pradėjau matyti save, jausti save. Nesvarbu, kad aš dabar man rankos dariau, bet aš, kai būnu viena ir kai man blogai, ir aš leidžiu pabūti savo vienai atsigerti kavos, arbatos ir pabūti vienai. Tada yra visai kitoks gyvenimas. Tai tikrai, jeigu ne autentiškumo mokyklai, bet raskit laiko savo, pabūti su savim ir leiskit savo viską. Nes kaip viena moteris man pasakė, kurioj vietoj tu esi. Vat pasakyk, kurioj vietoj tu esi. Aš taip žiūrėjau, kurčioj šitoj vietoj aš esu. Nesuprantu, kurioj vietoj. Tai aš dabar kiekvienos paprašysiu pakelti kažkurį tai pirštą, kurioj vietoj jūs esat. Šiandien, kurioj vietoj jūs esat. 1, 2, 3, 4, 5. Tai aš manau, mes šiandien visos esam 1 vietoje. Ir tik po mūsų tada pasaulis yra kitoks. Vaikai laimingesni, vyrai yra visai patenkinti visų gyvenimo, nebambekliai. Jeigu tik tai mes skiriame save į 1 vietą. Tai to ir linkiu šį vakarą. Būti 1 vietoje. Ir jokių būdų nejausti jokios kaltės. Kad grįši vėlai, tai įsivaizduokit, yra grupė. Madam grįš vėlai. Tai šiandien damos grįš vėlai. Tai gerą vakarą.